Liabartų kaime įvyko žiaurus nusikaltimas. Vienas žmogus, Liabartų kaimo gyventojas Vytautas Piktuižis, su savo draugais užpuolė mane ir mano draugą Viačeslavą Tislenką ir žiauriai sumušė, ne tik kumščiais aišku, bet ir geležinių stripų. Aš nukentėjau daug mažiau negu mano draugas ir noriu papasakoti visą šitą istoriją nuo pat pradžios. Kaip viskas buvo, nes noriu, kad žmonės žinotų tiesą. Rugsėjo 25 dieną aš su savo draugu Viačeslavu Tislenka nuvažiavau į Klaipėdos rajoną, Ketvirgių kaimą, pasveikinti su gimtadieniu vieną mūsų pažįstamą draugę, moterį vardu Olga. Buvom svečiuose, tokiam nedideliam name mediniam, šventėm gimtadienį Olgos, buvo daug svečių, viskas buvo gražiai, labai tvarkingai. Atšventėm gimtadienį, naktį susiruošėm važiuoti atgal į Klaipėdą, bet taksi nevažiavo naktį į šitą kaimą Liabartų į Klaipėdos rajoną ir mes sugalvojom sustabdyti kokią nors mašiną ir tiesiog paprašyti, kad damestų iki Klaipėdos, jeigu kas nors važiuoja į Klaipėdą. Ir sustojo mašina, mane atpažino kaip atlikėją iš veido vyras, kuris prisistatė vardu Vytautas, pasakė, kad jis yra mano didelis gerbėjas, jam patinka mano dainos ir paaiškino, kad dabar jau naktis yra ir kad iš Klaipėdos taksi tikrai nevažiuos ir pasiūlė tiesiog pernakvoti jo namuose Liabartų kaime. Šalia, pasakė, čia visai 1 kilometras, 2 kilometrai, šalia absoliučiai. Pasakė, kad žmona išvažiavusi, dukra Italijoje, kad jisai vienas, pastatė labai prabangų namą, buvo labai draugiškas, mes sutikom. Ir pagalvojom, kad rytoj iš ryto iškviesim taksi, nes naktį taksi nenorėjo važiuoti į šitą kaimą ir rytoj važiuosim kitą dieną. Nuvažiavom mes į svečius pas tą Vytautą Piktuižį. Aš, mano draugas ir viskas, daugiau kitų žmonių nebuvo. Labai draugiškai bendravom, sėdėjom keletą valandų, gėrėm viskį, viskas buvo tvarkoj, puikiai. Jokių konfliktų, nieko nebuvo. Praėjus keliom valandom, Vytautas Piktuižis, jau būdamas neblaivus, nei iš šio, nei iš to, pasakė mums, reiškia, kad dingo jo telefonas, negali jis jo rasti, pasigėdo savo mobiliojo ryšių telefono, pradėjo ieškoti ir vos nepradėjo mus kaltinti, ne mūsų, o mano draugą. Kad liktai mano draugas pasisavino, draugas, reiškia, pasakė, kad galėjo apieškoti mane ir leido apieškoti jį. Tas Vytautas apieškojo mano draugą Viačeslavą, nesurado savo telefoną, aš jam pasakiau, kad nebūtų jokių durnų minčių, galėjo apieškoti mane. Leidau apieškoti save, jis apieškojo, irgi nesurado savo telefoną ir išėjo iš namų, mus paliko. Nebuvo jo labai trumpai, apie 10 minučių. Aš pagalvojau, kur jis tai išėjo, reikia pažiūrėti, gal kažkur kieme vaikšto ir jau link pagrindinio to išėjimo ir nespėjus daryti iki durų, staiga
Atsidarė duris, bėgo šitas Vytautas Piktuidžis ir su geležiniu strypu man davė, taip labai smarkiai davė į kaktą va į šitą vietą. Čia viskas buvo jau daugiau negu prieš mėnesį laiko, rugsėjo 25 dieną. Ir atliko va šitoje vietoje randas ant kaktos. Iškart smarkiai pradėjo plūsti kraujas. Aš buvau nuo to smūgio iškart toks biškiai apsvaigęs, bet sąmonės nepraradau. Ir iškart po šito smūgio aš stoviu visas kruvinas, kraujas reiškia bėga. Įbėga paskui kažkokie du jauni bachūrai, 20 su kažkiek tai metų, jisai grįžo namo. Ne vienas atvedė savo kažkokius draugus, kaimynus. Ir duoda smūgį, sudavė smūgį mano draugui Viačeslavui, kuris sėdėjo ant sofos, ir jis nuo to smūgio prarado sąmonę. Jie visi tryse paėmė jį kaip škudurą ir pradėjo nešti į lauką. Aš supratau, kad čia kvepia jau labai blogais dalykais ir aplamai buvau šoko būsenai, nes gauti tokį smūgį su geležiniu stripu į kaktą, stovėjo visas kruvinas. Aš išbėgau staiga iš namų į dešinę pusę pas kaimynus prašyti vyrų pagalbos, nes pagalvojau, kol policija davažiuos, tai nužudys ir mane, ir mano draugą, nes aš neturėjau su savimi nei ginklo jokio, nei dujos balionėlio. Draugas iš visą mane prarado nuo to smūgio ir aš vienas prieš 3 sportiškus vyrus, kurie buvo ginkluoti, tikrai nieko nepadaryčiau. Kaimynai nenorėjo kištis, pabijojo. Aš pradėjau, reiškia, su tokiu visų krūvinu veidu, visi rūbai buvo labai krūvini. Pradėjau belstis ir duris, į langą, prašyti pagalbos. Jie pažiūrėjo, gal net neatpažino manęs, nes veidas buvo visas raudonas nuo kraujo. Jie iškvietė policiją, kaimynai. Kol policija važiavo, šitie 3 vyrai, Vytautas Piktuidžis ir 2 jo draugai, jau spėjo sumušti mano draugą. Jie išnešė mano draugą Viačeslavą Tislenką iš namų, numetė ant malkų, kurie buvo prie pat namų, buvo tokia didžiulė krūva malkų, vos ne kalnas tų malkų. Buvo priskaldyta tikrai labai daug malkų, jie numetė ant malkų ir ten pradėjo jį mušti. Mušė ne tik kojomis, bet įtariu, kad ir su tų pačių geležinių stripu, su kurių aš gavau į kaktą nuo Vytauto Piktuidžio. Ir yra tokia, neatmetama tokia versija, kad kažkas iš tų 3 galėjo trenkti mano draugui per galvą su kirviu, nes vienas iš praktikantų, kuris praeina praktiką reanimacijos skyrių, man prasitarė, kad daktarai šneka, kad jam galėjo trenkti su kirviu, nes sužalojimai tikrai ten siaubingi. Kol policija važiavo pagal iškvietimą iki šito namo, šitie bachūrai, 2 draugai Vytauto Piktuidžio, spėjo ir sumušti mano draugą, ir pabėgti. Kai policija atvažiavo, liko tik namo savininkas, aš ir mano draugas, kuris be gyvybės kažkokių ženklų gulėjo ant pilvo, ant malkų. Policija atvažiavo, aš supratau, kad Vytautas Piktuidžis pažinojo šitos patrulius, nes jie labai draugiškai pašnekėjo ir, žinokit, išvažiavo. Dėl to dabar pradėtas tarnybinis patikrinimas dėl patrulių tokių veiksmų, nes jie draugiškai pašnekėjo su Vytautu Piktuidžiu ir išvažiavo. Nežiūrint į tai, kad ant malkų gulėjo sumuštas žmogus.
Po to, po policijos išvažiavimo, Vytautas Piktuižis biškį nusiramino, užėjo į savo namo vidų ir ten surado savo mobilų telefoną. Parodė man jį, šitą telefoną, atsiprašė, pasakė, kad įvyko nesusipratimas, pasiūlė nueiti man į vonę, nusiprausti. Aš nuėjau į vonę, nusiprausiau, davė man rankšluostį kažkokį, aš uždėjau šitą rankšluostį ant savo kaktos, kad nekraujuotų žaizda. Iškvietėm greitoji pagalbą, atvažiavo greitoji pagalba ir išvežė mane ir mano draugą Viačeslavą Tislenkų į Klaipėdos universitetinę ligoninę. Mano draugą ištiko koma ir jis buvo komos būsenos beveik 3 savaitės. Daktarų prognozai buvo labai negeri, sakė, kad abejojom, kad išgyvens, bet jis išgyveno vis dėlto. Kaip toliau bus, nežinau su jo sveikata. Po biškį jisai atsigauna, nors kol kas nešneka. Nešneka, nes smegenys labai yra sužeistos. Noriu pasakyti, kad Vytautas Piktuižis dabar meluoja viešai ir žurnalistams, ir per televiziją, sakydamas visokias nesąmonės, kad aš atvedžiau su savimi jo namus kažkokią kompaniją, čia visiškas melas. Ir aš, aišku, ieškau teisybės, nes mano draugas tapo invalidu. Noriu dar pasakyti, kad Vytautas Piktuižis absoliučiai neapgailestauja dėl to, kad jisai vykdė žiaurų nusikaltimą, nes jisai eina į televiziją, į skandalingos laidas, viešai meluoja, viską meluoja. Ir jisai, maža to, jisai visiškai nepadeda materialiai Viačeslavo mamai, nes šiuo metu iš tikrųjų yra nemažai išlaidų ir sauskelnėm, ir vaikiškam skystam maistui, ir vaistams. Vienai skandalingai laidai Vytautas Piktuižis pasakoja visišką netiesą, nes jis papasakoja, kad jis pakvietė mane į svečius pas save į namus ir aš atvedžiau dar savo draugus, ten jaunuolių kompaniją, apie 5-6 jaunuolius, bet čia visiškai netiesa, nes jisai pakvietė į svečius mane ir su manim buvo tik vienintelis mano draugas, tas Viačeslavas Tislenka, kuris iki šiol guli ligoninėje ir jo būklė labai labai prasta. Aš tiesiog noriu dabar pasakyti pačiam Vytautui Piktuižiui. Aš suprantu, prisigėriai, pridarei nesąmonių, dabar bandai išsisukti nuo bausmės, advokatas tave pamokino meluoti, bet kam tu eini į televiziją ir viešai meluoji? Kam tu tai darai? Tu atvažiuok į ligoninę pas mano draugą, aplankyk jį, atsiprašyk jo mamos už tai, kad tu padarai su jaunu žmogum, nes manau, kad tu galbūt net sugadinai jam gyvenimą, nes pasekmės bus ateiti didžiausios. Gali būti, kaip daktarai tvirtina, ir epilepsija, ir taip toliau, ir kitos nervų lygos, nes labai sužeistos smegenys. Видел этого. Покажи голову.